Laidą pristato Salmo, didžiausios žūklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes prie Kuršių marių, štai jos matas ten. Juodkrantėje Gintaro įlankoje ir šiandien mūsų tikslas pagauti karosą. Karosą gaudysim feeder method būdu. Tai būdas, kuris Lietuvoje po truputį įsibėgėja. Labai populiarus užsienyje, kur naudojami moldai, specialios šėryklėlės, apie jas šiandien kalbėsime. Dažniausiai taip žvejojami karpiai, tačiau daug užsienio meškeriotojų, ypatingai anglai, taip pat žvejoja tokių žūklės būdu ir didelius karšius ir karosus. Tai šiandien mes pabandysim, turėsim eksperimentų ir kaip visada pradžiai ruošim jauką. Sensacijų jaukų kompozicijoje tikrai yra begalė ir šiandien mes ruošiame karosinius jaukus, naudosime jauką skirtą išskirtinai karoso žūklei. Ir jis, kaip matėte, pakankamai šviesus, grubios frakcijos ir nėra ypatingai kvapnus. Ir dar vienas jauko komponentas, tai feeder jaukas. Kaip matėte, pasirašiau po pusę pakelio, tai yra 1 kilogramą. Nenaudoju jokių aromiksų, nes vanduo pakankamai šaltas, o karosas šaltame vandenyje ypatingai jautrus labai ryškiam kvapam. Todėl manau, kad turėtų užtekti būtent vien jauko kvapo, kuris jau yra sukurtas gamintojų. Jaukas, kaip visada, turi padirbti, tai yra pusė dar tik darbo. Per tą laiką mes susimatuosim greit atstumus, įsiaiškinsim, kur kas ant dugno. Aš jau praeitą laidą pasakojau viską, tai šiandien tik tai trumpai, ką aš ant dugno galiu rasti. Įveikiam užbėgdamas už akių pasakoju tai, kad Gintaro įlankoj nieko jūs ant dugno ir nerasite. Iš tikrųjų yra žalių, senų pernykščių lapų ir pakankamai nemažai dumblo. Dumblas nėra labai klampus, tai yra nelabai minkštas. Žodžiu, toks kažkoks dugnas, apie kurį nieko aš jums negaliu pasakyti. Gilis visur vienodas, apie 1,5–2 metrus, nėra jokių perkritimų. Na, dabar mes ruošiame jauką. Kaip matėte, dalį jauko aš atskiriu ir ta dalis bus naudojama žvejybai. O jaukinimui jauką dar kartą skėdžiu su paprastomis juodomis žemėmis kurmiarausiu. Ir maišau santykių 1:1. Tuo labiau, kad dar dalį jauko padėjau atskirai, kur jo žuvausiu, taip kad įsivaizduokite, kad tikrai jaukas nėra sotus ir jo nėra ypatingai daug. Jo ir jaukinsiu. Nu va, su jauku mes padirbam. Darbas ilgas ir nuobodus, kaip supratote, bet aš manau, kad tai labai svarbu. Vis dėlto paruošti jauką teisingai yra reikalų. O dabar tradiciškai mes karpam sliekus, kurios pasiūlysim karosam. Dėsim plikytų pinkų. Tuoj mes padėsim jiem mėsytės. Vaikučiai ir jų mamytės. Ir gerai patriukšmausim tam, kad vėliau sėdėti ir ramiai gaudyti žuvį. Žodžiu, triukšmo bus dabar, bet taip ir turim. Nu, triukšmas toks, jau apie tai pasakoju, kad ir dugno tyrinėjamam ir jaukinimui išnaudoju galingą kotą ir štai tokias didžiulės šėryklas. 28 gramai, tačiau jas telpa jauko dar turbūt kokie 60 gramų. Ir štai tokias geras 5 jauko šėryklas, nes kaip supratote, jaukas nesotus, tai yra žemės maišytos su jauku, gražiai dedu į vieną tašką. Na, nebūtinai vieną tašką, na, svarbu sumesti visą tai kvadratinį metrą ir tai jau neblogai. Na va, dabar mes viską keičiam totaliai, keičiam jauką visų pirma. Kaip matėte, aš buvau atskyręs jauką žvejybai. Jaukinimui vienas, su žemėm žvejybai bus visiškai švarus, kad galima būtų gaudyti būtent feeder method. Tuo mes parodysim, kaip tai yra daroma, realiai. Kaip verti sliekus ant kabliuko, jūs sužinosite antroji daly, tai yra ypatingai svarbu ir tai, ką jūs matote dabar, tai tik mūsų pradžia žvejybos, na, o vėliau eksperimentų metu išaiškės, kad tik tai specifiškai užmautas sliekas šiandien
vilioja karosus, tačiau apie tai būtinai šiandien nusiminsime. Na, dabar kas yra feeder metodas. Jaukinau, kaip matėte, tamsiais jaukais, sumaišytais su žemėmis, o į moldą, tai yra jauko dėžutę, apie kurią vėlgi papasakosiu, kaip tai naudojama, aš dedu šviesų jauką. Ir įsivaizduokit, kai štai tokia nedidelė bulvytė, gražiai atsigulusi ant dugno, ant tamsaus jauko išskirtinai turėtų vėlioti žuvį ir, kaip matėte, sliekų negailiu. Žodžiu, apie visą žvejybos procesą ir ką ir kaip mes darome šiandien sužinosite žvejybos eigoje, mes startuojame. Ir žinoma, svarbiausia sulaukti pirmo žuvies kibimo, kad jau būtų lengviau ir aiškiau, kągi mes šiandien galime jums parodyti. Laukti reikia ilgai, tikrai pakankamai ilgai ir pirmasis kibimas po 40 minučių ir pro daug permetinėjimo ir eksperimentų. Nu va, pirma žuvis, smagus kibimas, kai lupa iš rankų. Reikia pagalvoti, kaip čia ją pagauti. Stiprus tie karosai pavasariniai, tokie, Nu va, koks grožis. Šitokia kaip karpių žvejyba su ilgu išlaukimu. Bet žuvis verta to, kad juos išlaukinėt. Tokius bumbuliukus retai mes gaudom. Staruliukai tokie, paėmė tai toksai kaip blynas. Dramblys. Liuks. Ai, ojei, atiduok kablį. O, kai duoda jie čia. Smarvės tai turi tas karosas. Marinis visieną jėgos jisai, kaip arklys turi. Man smagu, tokios žvejybos, ramios, su labai lengvu įrankiu, su lengvutė šeriklėlė ir štai tokie smūgiai, pavasarinė žuvies. Labai gerai, net atsistoti reikia, kad žolės neįlystų. Beje, taip mėgsta labai padaryti. Nik. Taip, gražiai. Pafarsuojam vietomis, kada reikia, stabdžiukas suveikia. Duoda jisai džiazą kaip karpis, tokia pačių jėgų. Karosai gražus, dideli. Opa. Koks paršiukai tokie. Marių drambliai. Turintis daug jėgų. Kabliukas be užkarpėlės pas mane, viskas labai gražiai. Va, įsikabina į lupytę. Žuvis visiškai nesižaloja, paukštis įtraukia. Nu va, dvi žuvis mes turim ir laikas pakalbėti, kodėl ir ką daro tokią šėryklą. Matėte, kaip yra kemšamas jaukas į šėryklą, labai paprastai. Bet idėja tokia, kad visas švinas šėryklos yra koncentruotas dugne. Tai yra, kaip jis bemestame šėryklą, vis viena ant dugną atsiguls taip, ant švino. Nes viršų yra lengvesnė medžiaga, tai yra mūsų jaukas. Ir šėryklą norite, nenorite, krenta labai gražiai ant dugno. Žodžiu, niekada niekas nepersimės. Antras dalykas, aišku, neilgas pavadėlis. Tai labai svarbu, kad jis būtų prie pat šėryklėlės.
Nes labai dažnai prieš kibimą jaučiasi, kad žuvis netgi valgo nuo šėryklos jauką. Būna toks tik per galiuką, kažką ten. Ir aišku, šalia randa būtinai masalą. Vėlgi, čia yra pakankamai daug dumblo ir būtent dumble šėrykla, kuri turi šviną koncentruotą ant dugno, jinai labai gražiai atsigula ir nepasislepia dumble. Tiesiog gražiai atsigula ant dumblo paviršiaus, o viršui visą laiką lieka jaukas. Tai būtent štai toks išradimas, mes jį vadinam feeder method. Aš ne kartą apie tai kalbėjau, aš dažniausiai gaudydavau su jo būtent tokiu įrankiu karpius, bet dabar lygiai tas pačios sistemėlės idealiai tinka ir karosam. Ypatingai ten, kai jau sakiau, kur užėlė, kur yra žolės, kur nereikia ilgo pavadėlio, nes pavadėlis būtinai papuls į žolę. Būtent tokia sistema viena idealiausia. Aišku, po to pakalbėsim ir apie kabliukus, ką dėt ant kabliuko, kaip juos dėt masalus. Bet startas yra ir aš žiauriai patenkintas, kad šiandien atidarinėjus karosų žūklės sezoną metat šėryklėje. Va, tokiai žuviai tikrai niekada nereikia labai ploninti pavadėlio. Jeigu mes kalbam, kai mes gaudom karšius, pavyzdžiui, ten atsargiai kimbančias kojas, gražus, ar ne karosas? Tai mes kalbam apie tai, kad taip, žuvis jautri, reikia ploninti pavadėlį, bet karosas yra pakankamai tokia stipri žuvis iš tikrųjų. Matai, čia mes turim švendrį, visokių pasipriešinimų ir taip toliau. Dėl to pavadėlį aš rekomenduočiau 15/100, 17/100 mm. Aš gaudau tornamentų ir neturiu jokių didelių problemų. Ir būtent tokie valai iš tikrųjų laiko ir tada, kai reikia, kaip matėte, kovoti su žuvimi ir dirbti su žuvimi, jeigu plonesnis gali būti, kad jinai pokštels tikrai. Tai va, ir aišku, jautrus įrankis. Mano įrankis šiandien turnamentas iki 50 gramų. Tai tikrai jautrus. Šėrykla, apie kurią aš jau kalbėjau, sveria tik 20 gramų. Ten dar pašaras prisideda, gal kokių 15-20. Ir idėja kokia monovalas, matot. Visą laiką mes akcentuojam vėlgi, kad žvejojame karšius, žvejojame upėje pintų valų. Tai va tokius karosus, karpius aš visada žvejojau monovalu. Nelabai storo 0,2 mm arba tas vadinamas 0,2. Tikrai per gerklę gaudant ir karosus, ir karpius. Nedidelius karpius, aišku, komercinėse iki kokių 5-6 kg. Bet su pavadėlis plonintis tikrai neverta. Tai apie ką aš dar kartą akcentuoju karosų žūkliai. Kai sudėtingos sąlygos, yra žolių, dar kažkas, ne. Dar vienas eilinis laimikis, gražus galiuko užlenkimas, mes džiaugiamės čia leisdami laiką. Laiko ne tiek daug leidžiame, bet svarbiausia, kad kažkoks judesys yra, tai mus džiugina. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes narpliojame karosų žūklės ypatumus ir žvejojame Juodkrantėje, Gintaro įlankoje, Kuršių mariose.
įdomi žuklė, to labiau, kad mes naudojame šiandien visiškai kitus žuklės būdus, nedažnai rodomus, tačiau vis populiarėjančius meškeriotojų pasaulyje, o karosus bent tokiu masalu ir tokio masalo patikimo aš gaudau pirmą kartą. Fantastinis jausmas, kai mano meškeriai linksta per pusę tą leonutę tokia ir toks karosas. Ir lenda kažkur link žalių, jisai brudimantas. Reikia iš ten įsitraukti, nes jis ten toj pridirbs reikalų startuodamas. Va, kaip gražiai. Tai duoda kaip karpės, koks karpinė. Nu. Din. Nenori tą graibštą visiškai. Ateik čia, bachuras. Aba. Šiandien pastebėjau, kad žvejybos pradžioje aš pradėjau dėti masalą be plauko, tiesiai ant kabliuko. Turėjau kibimų, bet kelis, man atrodo, 3, bet niekas nepasikirto. Buvo tokie pukšt ir viskas. Aišku, kad ten karosai, bet kodėl jie nepasikirto, aš neįsivaizduoju. Jie yra atsargus, dar vanduo yra šaltas ir aš perėjau gaudyti ant plauko vadinamosios sistemos. Tai yra, taip, visose parduotuvėse dabar jau daugelį parduotuvė galite nusipirkti tokių kabliukų. Jie yra iš karto su plasmasiuku paruošti ir plaukeliu paruošti. Ir būtent tas va plaukas, bent jau aš įsivaizduoju, kad ir karpių žukliai. Karosas paima masalą, jisai nejaučia kabliuko svorio, nejaučia, kad ten kažkas yra kieto, jisai įsirbė ir kablys jam tiesiai įsisega. Įžiauna, nes pagal kibimus, matot, kad kokie aiškus kibimai, tai jau yra aišku, kad karosas ėmė, įsirbė, įsikalė kablį ir tada jau plaukia kartu su šėrykla. Tai va ta plauko sistema, iš principo, aš tikrai va tokiai žuviai nedažnai naudoju. Naudoju dažniausiai karpio žuklėje, bet teko pažiūrėti, kaip gaudo Steve'as Ringeris Anglijoje, pasaulio čempionas. Ir būtent taip jis rekomenduoja gaudyti karšius. Būtent karšius, va taip ant plauko, kaip matot, kablys laisvas, kabo visiškai. Va, o visas masalas ant plauko. Ir būtent jisai va, tokia sistema pas save Anglijos ežeruose, laukiniuose ežeruose, kaip mes irgi šiandien gaudom laukiniam krašte, gaudo karšius ir sako, kad tai yra idealu. Ypatingai tada, kai yra dideli karšiai, jie irgi yra bailūs. Būna taip, kad timteli ir meta, o va plauko ne, vėlgi jie praryja viską ir labai gražiai gauna gerą stiprų kibimą, nes jau kabliukas būna ryškiai pats įsikirtęs. Tai va, turėkit omenyje, tokie nedidoki patarimai, bet jie iš tikrųjų gali padėti pagauti žuvį. Kaip mums šiandien, aplinkui visi meškeriotojai įsiskirsti. Sakė, niekas šiandien neturėjo nekibimų. Nu, mes kažkaip tai, kad ir koks šaltas dar tas vanduo, bet įrėmės. O jeigu įrėmės ir kažką veikiame, tai vadinasi viskas vyksta. Nu va, su šita gražia žuvi, man atrodo, mes atsisveikinsim šiandien su žvejyba. Žvejyba buvo smagi, darbinė. Bet prieš tai jums turiu labai svarbių naujienų. Ištrauksiu žuvį ir papasakosiu. Tikrai gerai. O, koksai didžiulis. Sakiau, kad ateis. Kur jis dėsis? O, paršiukai kokie. Paršelis. O žinios yra tokios, kad yra
Tokia problema, kad daugelis meškeriotojų nori parduoti savo žuklės įrankius, įsigyti padėvėtų žuklės įrankius. Ir iš tikrųjų labai sunku internete tai daryti, nes viskas susimakalavę, tie skelbimai atskirose forumų grupėse, kažkur tai ten, na, žodžiu, nepatogu. Ir tam mano bičiuliai sukūrė labai gerą puslapį, tai vadinasi Mano Meškerės LT. Viskas po vienu stogu, iš tikrųjų labai idealu, nes visi seni žuklės įrankiai, ką jūs norite parduoti, ką jūs norite nusipirkti, ten jie galite rasti sugrupuotas pagal grupės meškerės. Galite tiesiog patys dėti greitai savo skelbimą, netgi iš telefono ir automatiškai matyti tik tai, kas jums rūpi. Tai yra, jeigu jums įdomu dugninė meškerė, jūs žiūrite dugninę. Jeigu jums įdomu spinigai, žiūrite spinigą. Jeigu jums įdomu masalai, žiūrite masalus. Labai teisingas variantas ir netgi savo aš daug ten žuklės įrankių netrukus įdėsiu, kurie buvo naudojami ir filmavimuose, kuriais teko man gaudyti. Taip, kad įlyskite į Mano Meškerės LT, pasižiūrėkite, iš tikrųjų idealu. Komisas internete, tai ko reikia, galite dėrėtis dėl kainų su pardavėjais ir pirkti viską vienoje vietoje, nesublaškant po interneto platybės. Aplankykit Mano Meškerės LT, o mes pažiūrim, ką šiandien pagavom, paleidžiam žuvį ir sakau, nei žvyną, nei uodegos. Sunkiai buvo diena, galima, aišku, tos karosus gaudyti visai kitaip. Galite žvejoti plūdinę meškerę, galite žvejoti paprastą dugninę meškerę. Man buvo įdomu pabandyti metodą. Ir tada, kai žuvis buvo neaktyvios, būtent plauko sistema, būtent jaukinimas, šiandien bent jau man padėjo. Aišku, aš turiu klausimų, kuriuos reikia dar pradirbti, dėl jaukų spalvos, dėl masalo, ką dėti ant kablio, bet žvejyba įdomi. Laidą pristato Salmo, didžiausios žuklės parduotuvės Lietuvoje. Salmo, žvejok su malonumu.